14 dieną Kaitų cheminės technologijos fakulteto sporto salėje finišavo 22-asis rektoriaus taurės krepšinio turnyras. Pirmosiose rungtynėse susitiko socialinių mokslų fakulteto 4 kurso studentų komanda "Koks skirtumas" su Tarptautinių studijų centro komanda "Darbiniai gyvuliai". Pastarieji turėjo rungtyniauti be savo lyderio Pauliaus Vaškevičiaus, kuris ketvirtfinalio rungtynėse patyrė skaudžią traumą ir turėjo praleisti finalines kovas. Nuo pat rungtynių pradžios labiau patyrę socialinių mokslų fakulteto krepšininkai išsiveržė į priekį ir pradėjo diktuoti savo žaidimo sąlygas. Varžovai blaškėsi aikštelėje, netaikliai atakavo krepšį, dažnai klydo. Tuo puikiai pasinaudodavo komandos "Koks skirtumas" žaidėjai ir pamažu vis didino savo persvarą. Nugalėtojas jau buvo aiškus po 2 pirmų kėlinių ir antroji dalis tai buvo formalumas. Socialinių mokslų fakulteto komanda išlaikė turėtą persvarą ir iškovojo triuškinančią pergalę rezultatu 58–91. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Artūras Pelš pelnęs 30 taškų, Paulius Gasiūnas surinko 22, Nerijus Kriaučiūnas 16. Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Tautvydas Kairevičius įmetęs 15 taškų, Arnas Juškevičius pridėjo 13. Kokios nuotaikos po rungtynių? Puikios, pergalė buvo puikios. Ar tikėjotės tokių lengvų rungtynių ir kas lėmė pergalę? Turbūt tikėjomės, nes anos komandos lyderis buvo traumuotas po praeitų varžybų. Tai Taip, manai, jeigu jūs būtų rungtyniavęs, kaip būtų vykę rungtynės? būtų tikrai atkaklesnės ir nebūtų tikrai toks didelis skirtumas. Didžiajame finale susitiko ekonomikos ir vadybos fakulteto 1 kurso magistrantūros studento ekipa Butaforiniai berniukai ir telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto 1 kurso studentų komanda Radistai. Pirmosiomis minutėmis ne vienai ekipai nesisekė pelnyti taškų ir rezultatas buvo lygus. Butaforiniai berniukai buvo trumpam išsiveržę į priekį, tačiau Žygimanto Skučio vedini Radistai netrukus panaikino deficitą ir persvėrė rezultatą savo naudai 12–6. Nuo tos akimirkos pirmaujanti komanda nebesikeitė. Radistai laužė varžovų gynybos užtvaras, lengvai pelnė taškus, kai tuo tarpu butaforiniai berniukai nerasdavo kelių link varžovų krepšio. Antroje pusėje jaunieji pirmakursiai pamažu dar labiau padidino savo persvarą. Jie išlaikė iki rungtynių pabaigos ir šoko pergalę šokį 49–74. Nugalėtojų gretose nesustabdomai rungtyniavo Žygimantas Skučas pelnęs 31 tašką. Mindaugas Pažėra įmetė 23. Antrosios vietos laimėtojų komandoje rezultatyviausias buvo Giedrius Katliorius 25 taškai. Jis taip pat kartu su Žygimantu Skučiu, Artūru Pelš ir Arnu Juškevičiumi tapo naudingiausiais savo komandų žaidėjais. Tikėjausi sunkių rungtynių, bet matot gausi lengvesnės, bet susikaupę žaidėm, todėl tai toks rezultatas. Kodėl antram kėliny varžovai visiškai jau palūžo? Žinokit, nežinau, čia reikėtų jų paklausti, nes iš tikrųjų tai čia priklauso nuo žaidėjų, kaip jie patyrė yra ir jeigu kuo daugiau patyrė žaidėjų, to labiau nepasiduoda ir šiandien mums pasisekė.